lietuviškos muzikos laidą. Kaip ir buvau žadėjęs, lietuviškos muzikos laidoje dabar kalbuosi su atlikėja Kaja. Labą dieną. Sveiki, sveiki. Malonu girdėti eteryje pirmą kartą čia tavo balso radijo stotyje. Tai kokios nuotaikos, Kaja? Kaip gyvenat? Gyvenam gerai, nuotaikos puikios, energingos, viskas super. Labai puiku. Tai aš visų pirma norėjau paklausti tokio dalyko, kadagi jūs pradėjot dainuoti ir kada jau tai pajutot, kad jau nori dainuoti? Tai pradėsiu nuo to, kad dainuoti pradėjau nuo mažens. Pradžioje lankiau chorą ilgai, paskui solo pamokas. Aišku, paauglystėje buvo toks etapas, kad mane pastebėjo toksai, nežinau, ar prisimenat, Džiabulė toks buvo atlikėjas, jis ten kažkokį tai, nežinau, laimėjo konkursą. Nežinau, projektą. Koks atlikėjas, truputėlį ryšys kažkoks? Džiabulė. Aha, taip. Taip, ir žodžiu, ir jisai ieškojo savo kaip partnerės dainuoti. Taip. Paskelbė konkursą, tai tiesiog aš ėjau pas jį, patai papuoliau ir jis mane atsirinko, mes įrašėm dainą Romeo ir Džiuljeta. Tai čia kada buvo visas šitas dalykas? Čia buvo šitas prieš maždaug 16 metų. Tai va, tas prasidėjo kelias ir aš jau pirmą savo dainą su tuo Džiabulė, ir paskui taip ir buvo, jisai paskui kitą ten, žodžiu, jisai su daug merginų įrašė tų dainų, žodžiu, ir paskui mane pastebėjo tokia grupė, o kai jie dar ir dabar yra, taip, žinau, vienas atlikėjas, o šiaip tai mes buvom pradžiai 3, paskui 4, 2 merginos ir 2 vaikinai, tai va, irgi įrašėm keletą dainų, koncertuodavom, bet paskui taip nusprendė, kad galbūt įsiskirs, išvažiuoja ir nežino, ar atgis ta grupė, taip ir liko, tai taip ir žodžiu, linksmai pakoncertavom, pabuvom ir išsiskirsim. Tai va, ir paskui, aišku, visur lydėjo mane ta muzika, tikrai visą gyvenimą ir... Tai jau turbūt nuo pat vaikystės, ar ne? Nes dažniausiai tai būna, kad... Taip. Nuo pat vaikystės, ir paskui iš tikrųjų kažkaip prieš 5 metus, maždaug čia to karantino laikotarpį, kažkaip vyras sako, kiek tu gali dainuoti sienom arba tik tai savo, kaip tu pasakyti, ratui, ar ne? Sako, vis tiek reikia tau kažko daugiau, tu tikrai gražiai dainuoji, sako, taigi tau daug kas sakė, iš tikrųjų man daug kas sakė, bet vis galvodavau, kaip aš čia, bet kažkaip išdrįsau ir pradėjau daryti tiesioginės transliacijas, nes kadangi buvo karantino metas, ar ne, tai taip gavosi, kad iš tikrųjų aš susirinkau nemažai tų klausytojų, palaikymo, tos drąsos įgau dar labiau ir nuo to prasidėjo, aišku, paskui jau baigėsi tas karantinas ir sugalvojau, kad man reikia rašyti dainą, savo dainą, tai čia buvo 21 metais, kada aš rašiau pirmą dainą, būtent savo dainą, aš šiaip tai turiu 4 savo autorinės dainas. Tai čia jau kaip Kaja, ar ne? Taip, ne, kaip Indrė. Kaip Indrė. Taip, buvo kaip Indrė ir paskui kažkaip galvojau, Indrė negerai, nes, Indrė, tiesiog Indrė, reikia man būtinai sceninio vardo. Bet koks sceninis vardas, norisi, kad būtų aiškus, kažką reikštų ar ne, ir tiesiog galvojau, žinokit, apie kokius metus laiko tą sceninį vardą, o iš tikrųjų jis šalia manęs buvo, nes kadangi mano sūnus yra Kajus. Aš ir norėjau klausti, kaipgi tas pavadinimas gimė, atsirado. Bet taip, tiesiog vieną vakarą, žiūrint televizorių, ką retai darau, bet tiesiog kažkaip taip gavosi, atėjo Kaja. Galvojau, o kodėl aš negalėčiau būti Kaja, nes šiaip tai buvo visokių ten Indra. Galvojau, šiaip labai norėdavau Indraja, bet Indraja jau kažkada buvus tokia, tai galvojau, nekopijuosi. Ir kažkaip taip ir Kaja, galvoju, ir man tiktų, ir yra prasmė, tai kodėl aš negaliu būti Kaja? Taip ir gavosi. Taip, dar buvo, pamenu, Kamilė Tumelytė Kaja, bet paskui kažkaip tai taip ir dingo. Tai va, bet aš kažkaip, matot, kaip Agatoj, tu registruoji dainas, kad aš sugalvojau, kad aš būsiu Kaja, aš paskambinu ir sakau, aš norėčiau, aš susigalvojau sceninį vardą, Kaja, ar nieko man nebus, ta prasme, kad ar aš, vis tiek, sako, tikrai gali, nes jie mato, gali tikrai vadinti. Taip, dabar tai Kaja tikrai yra viena. Tai va, labai faina. Taip. Ir dabar jau žinom būtent jūs Kaja. Tai gerai, dabar truputėlį dar norėčiau
paklausti va tokio dalyko, kurio klausiu visų atlikėjų. O kaip jūs pasakytumėt, Kaja, ar dainininkė reikia gimti, ar ją galima ir tapti? Galima šiaip ir tapti, aš manau, jeigu įdėsi daug pastangų, nes tikrai, kaip sakau, kai svajoji ir darai ir eini link to, tai tikrai viskas gali išsipildyti. O jūs gimė dainininkė ar tapo? Ir taip galėčiau pasakyti, žinokit. Ir taip galėčiau pasakyti, net nežinau. Čia Rimas Šapauskas kažkada pasakė, didžėjum reikia gimti. Aš tai kažkaip truputėlį link tos pusės, kad ko gero, kad, vat kaip sakot, jeigu nuo vaikystės viskas prasideda, ar ne, tai jau turbūt gimus esat dainininkė, aš sakyčiau. Tai turbūt. Taip. Na, o dabar, vat, kaip Kaja, kiek dainų esate įrašiusi jau dabar? Kaip Kaja, tai esu įrašiusi jau 3 dainas. 3 dainas. Aha, na ir pavyzdžiui, truputėlį kalbant apie ateitį, ar yra planuose koncertai, pavyzdžiui, kažkokie, ar apie albumą pagalvojat? Koncertai, tai žinoma, yra. Aišku, aš dar tų asmeninių koncertų per daug neturiu, kadangi aš dar dirbu kaip švenčių vedėja ir kartu atlikėja, dainuoju ir perdainuoju dainas, ir savo dainuoju, ir vedu renginius. Ir tų, kaip pasakyti, solinių koncertų dar aš neturiu daug, bet aš ir einu ties tom, kad aš išeičiau už tų renginių tiesiog, ar ne, ir vat atvažiuočiau kaip atlikėja, tik padainuoju ir išvažiuoju. Tai vat, aišku, man labai patinka mano darbas, bet sakau, čia ateičiai, nes vis tiek, kiek tu vesi tuos renginius. Galbūt, tai sakau, ir vėliau viskas gerai, aš dar nesu sena, bet tiesiog aš taip pat mąstau, nes tikrai, pavargsti labai ir kad ir kaip būtų malonu ir fainas darbas, bet vis tiek atiduodi labai savęs daug. O norėjau paklausti, ar pati kūrėte savo dainas? Vat, kaip ir minėjau prieš tai, tas pirmas 4 visiškai aš sukūriau jas, bet pasižiūrėjau, kad galvojau, man reikia kažko dar, nes matot, kai tu esi visiškai nežinoma, ar ne, tai tavo kūryba gal nelabai kaip ir paina. Na, tai daug dabar atlikėjų, būna, kad tiesiog pagal kitų atlikėjų žodžius dainuojate, tarkim. Taip. Taip, supratau. Ir iš tikrųjų, kai pradėjau pas kūrėjus prašyti ir ten mes jau susidirbom, atsirinkau tuos kūrėjus, nes irgi buvau pasimetus, nes pas vieną ir pas kitą ir pas svečią ir galvoju, ne tas, man ne tas. Ir ačiū Dievu, aš jau atsirinkau savo kūrėjus, kur man tikrai limpa viskas, mes labai sutarėm ir manau, kad tikrai bus gražių dainų dar ateityje. O pavyzdžiui, kur gimsta kūryba, kai kūrė tekstus, ar ne? Kur dažniausiai? Man dažniausiai gimsta gaminant maistą. Arba važiuojant kažkur, tiesiog su mašina važiuojant. Esu kalbėjęs su daug atlikėjų ir šitą esu girdėjęs dažnai, kad važiuojant automobiliu, ar ne, mašina gimsta dažniausiai, kažkaip dažnai būna, bet kad maistą gaminant, tai čia jau pirmą kartą girdžiu, kad taip, kaip įdomu. Taip, vieną kartą aš net ne per seniausiai pamenu, kepų kotletus ar ne. Ir daina žodžiai, greitai reikia ieškoti užrašų knygutės, užsirašau, aš jau net niūniuoju ją, aš jau net melodiją, mintyse turiu, kaip jinai skambėtų. Bet taip, kad atsisėdus, kad aš noriu, žodžiu, man reikia sukurti dainą ir aš atsisėdu šiaip kurti, taip nesigauna, tai turi būti ekspromtu. O kada geriau kūrėsi, ar dienos metu, ar būna, kad, pavyzdžiui, naktį sėdit ilgai ir kūrėt, nes daugumą atlikėjų irgi sako, naktį kažkaip kūrėsi, o kaip jums? Man diena. Diena geriau, ar ne? Taip. Supratau. O kokią muziką pati klausot? Pop. Metalo, roko nemėgstu, tikrai ne man, o pop. Supratau, o atlikėjų kitų, jeigu klausot, ar lietuvišką daugiau, ar užsienio muziką? Ką žinau, šiaip tai labiau gal lietuviška, bet tikrai turiu iš užsienio, tai tikrai Adelė, Celine Dion, tai tikrai nuostabios atlikėjos. Tokios lyriška muzika. Taip, tikrai. Supratau. O ar esat savikritiška, pavyzdžiui, labai jau taip jau sakot, čia kažkas dar negerai, dar čia reikia kažkaip pataisyti tą dainą, ar tiesiog būna, kad... Aš esu labai savikritiška, aš sakau, labai mane iš šono daug kas giria, bet aš visada tą sakau, taigi viskas gerai, nesakau negerai, arba ten tau tikrai pavyks, arba tu ten super čia, žodžiu, visada mane giria, bet aš niekada savęs negiriu, niekada, gal irgi iš dalies yra, nėra gerai, bet iš kitos pusės ir gerai, nes tu turėjai kur stengtis, jeigu tu galvosi, kad tu čia gerai viską darai, tai nebus nei motyvacijos. Supratau, aš tada galiu pagirti, tikrai nauja labai graži daina. Ačiū, labai ačiū.
dabar kaip tik ir norėjau paprašyti, gal galėtumėt šį kūrinį pristatyti visiems tavo balso klausytojams ir apie jį truputėlį papasakot, kaip jis gimė ir panašiai. Gerai. Tai mano naujausia daina Domino, tai kūrinys, kuris pertikė jausmingą istoriją. Ir ši daina gali, manau, skambėti ne tik mėgstamų dainų grojaraštyje, bet ir tapti puikiu garso takeliu įsimintinam vakarėliui, nes tikrai pats klipas ten susirinko mano draugai, mes jį nufilmavom, labai geras vaibas, labai gera energetika, toksai žaismingas ir aš manau, reikia tokių dainų šiai dienai, ar ne, norisi to pozityvo. Be jokios abejonės, kuo daugiau pozityvo, tuo tik geriau. Taip. Tai kągi, dabar jau spausiu mygtuką ir grosiu naują dainą Domino, tai dar viena šios savaitės naujiena. Ačiū Kaja labai už pokalbį ir linkiu sėkmės kūryboje, daug gerbėjų, naujų dainų lauksim aišku visada. Tai kągi, ačiū dar kartelį ir sėkmės, viso geriausio, iki kitų kartų. Labai. Ačiū Jums, viso gero. Naujiena. Kasdien plaukiau, kol tapau tik žaidimo žiūrovė. Mano širdis nebenori laukti ilgiau, be jausmų ji beveik išsikrovė. Tamsoje nerandu išeities, gal mums reik mažos kibirkšties. Tai kokie planai? Kurioje mūsų širdis pavirstų į vieną. Gal per mažai valandų paroje, kad sugriauti nematomą sieną. Nežinau, ką aš darau blogai, kad žaidimas tęstųsi ilgai. Tai kokie planai? Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.